Kultūros dienos proga Prienuose buvo atidaryta fotomenininko Valdo Giliaus darbų paroda. Jo fotografijos įdomios, novatoriškos, modernios. Deja, pats autorius į parodos atidarymą neatvyko, tačiau apie fotografijas papasakojo neseniai įsikūrusios meno galerijos Art Plus šeimininkas, menininkas, parodos autoriaus bičiulis Remigijus Janušaitis. Šiandien vyksta fotografo Valdo Giliaus parodos atidarymas. Deja, autorius pats neatvyko, bet gal jūs galite papasakoti kelius žodžius apie jį patį. Jisai, sakysim, Valdas Gilius gal yra ne tiek fotografas, jis yra menininkas aplamai, nes jis tos vyresnės kartos jau žmogus, kuris universalas yra. Šiaip jis save vadina daugiau grafikų. Nes iš tiesų fotografija jisai yra baigęs. Fotografija pirmą meno šakas, ką jis baigė mokykloje. O po to akademijoje jisai buvo dizaineris, labiau architektas tapęs. O dirbo grafikos srity pagrindė, tapytojas. Fotografiją jisai grįžo 2000 metais Lietuvoje. Iš tikrųjų, jisai buvo metęs fotografiją, jisai buvo fotografiją naudojo tik tai kaip tą, sakysim, pagalbinę priemonę savo darbams. O kaip parodinį dalyką, tai jisai buvo nenaudojama pas jį, buvo išmesta truputėlį, užmesta jinai, paskiau 2000 metais kažkaip tai suskaitmeninė fotografija kartu, jisai sugrįžo atgal. Ir va tas jo, kaip pavadinti, apie jį, ką daugiau pasakyti, tada pasižiūrėjau, jisai dabar tapo, daro kažką kitą, bet fotografuoja, jau dalyvauja parodose. Tai, ką mes matom Prienuose, tai buvo paruošta ekspozicijai vienai tokiai Vilniuje paroda. Dėl grinai šitą ir jisai, čia turbūt reikėtų šnekėti daugiau apie parodą, ne apie Valdą patį. Valdis jisai gyvena Liškiavoj, Dzūkijoje, suprantate, ten jisai gerai įsikūręs, jisai viskas tvarkoja. O dabar apie parodą. Jisai fotografas yra įdomus tuo, kad, sakysim taip, atstovauja, galima pavadinti, Lietuvos tokį neorealizmo epochos tą fotografijos žanrą. Nes dabar žiūrėkit, jis nefotografuoja, nežin to, kad tai yra reportažinės fotografijos, sakysim, bet jis nefotografuoja nei žmonių konkrečių, nei konkrečios vietos, nei konkretaus laiko. Jeigu mes pažiūrėsime šias fotografijas jo, pažvelgtume, tai čia sunku nustatyti, kur jos yra padarytos, kokiu metu, kokioj šaly ir kas tai yra padaryta. Ir iš esmės tai nesvarbu yra, nes yra, kiekvieno žmogaus asmeninis požiūris yra, kaip žiūrėti, tu matai tai, ką tu nori matyti. Vadinasi, jis fotografuoja tą realybę, kurią mato jisai, kuri egzistuoja šalia mūsų kažkur čia toje erdvėje. Bet mes paprasčiausiai nežinom jos ir nematom, nes mes negalime matyti tai, ką mato jisai paprasčiausiai. O tai yra galbūt dėl to tie darbai net yra be pavadinimų paprasčiausiai, nes pavadinimai jiem yra nereikalingi, kadangi, kiekvienas mes turim tą dalyką priimti kitaip. Va, tai tu sakau, čia yra toksai, jeigu jūs jauna, bet tie, kas prisimena Lietuvos fotografiją ten 7-8 metį praeito šimtmečio, taip? Tai ta buvo, tuo metu taip buvo vaizduojama realybė, taip atstovauja. Tai buvo tokio žanro fotografai, kurie vaizdavo realybę. Dabar tai yra 21 amžiaus fotografija, kurioje yra, kaip sakau, neatrastas, tai yra savotiškas laikas, savotiška erdvė, savotiška vieta. Nes čia yra iš tikrųjų fotografija iš kelių šalių. Čia nėra ne Lietuva, čia yra ir Lietuva, ir ne Lietuva pavaizduojama, bet tai nesiskiria niekas iš esmės. Jeigu mes ten matytume itališko užrašo, ten būtų praeitų kaip Lietuva arba kažkas kitas, kaip ir visos kitos tos nuotraukos. Čia galima pasakyti, kad labai įvairių vietų yra. Tai yra tokia Valdo Giliaus realybė turbūt. O čia tokia paroda pas mus yra. Gal turit žinių ar planuoja dar atvežti parodų į Prienus? Čia priklauso nuo mūsų. Jeigu mes pasikviesim, mes galim parodyti Valdą kaip tapytoją, kaip grafiką, galima jo atsivežti parodą. Čia, mes esam seni draugai, tai taip, kad čia tikrai ne problema su juo, manau, bus susitarti. Koks jūsų paties subjektyvus šios parodos vertinimas, ar patinka jums jie ir jeigu taip, tai kuo? Matot, jeigu man būtų nepatikę, būčiau net vežęs jos. Ne, kaip pasakyti, mes esam galbūt idėjiškai panašus. Man sunku, aš negaliu šitaip šnekėti apie žmogų, nes matot, mes esame per daug gerai pažįstami seni bičiuliai, kad aš galėčiau šnekėti, man patinka, nepatinka, kaip jis man gali nepatikti ar patikti.